dar vienas nakyriukas japonas, nerestauruotas, bet taip pat galiu sakyti, na, turi šonuose pabraižymų, bet jis nėra sugadintas. Karelį rankiną reikėtų pasišlifuoti, pasipoliruoti. Turi čia tokį skilimuką, bet tas skilimukas tikrai nieko jis čia netrukdo. Net galima, sakykime, kokius keistų klijų įleidus vėliaudas išlifuoti, susitvarkyti. Tai yra kai firmos pirmieji peiliai. Kai sakant, kai brandas. Kai brandą. Nu, jis realiai darydavo tai meistrai pradžioj. Ir buvo būtent kai brandą dėdavo ženklą. Na ir, bet kol netapo pramonė nepradėjo gaminti peilių kai, tai buvo kosminiai peiliai. Nu, labai rimti peiliai buvo, kol nebuvo pramoninės tokios gamybos masinės, kai jau atsirado, aišku, išpigino plienus, išpigino gamybą ir tai tapo jau vos ne eiliniai japonų peiliai, kurie plačiai visuomeniai skirti. O šitie pirmieji, kur dar buvo su Shell ženklu, tokiu kai Shell ženklas, nu, jie buvo kosminiai. Tai yra stainless steel, nerūdėjantis plienas ir labai patogus, labai geri. Sakau, nu, matai kažkokie kosminiai lengvučiai, viską superiniai peiliai. Aišku, stiklą, kad pjaustytų kaip anas prieš tai. Tai čia žmonės mėnė, tai aš praeinu 100 peilių ir tik randu vieną antrą, kuris ten be vargo pjaustė stiklą. Tai o karts net to nerandu. Bet šitie, nu, pats, sakykime, pilnai atsirestauravus pagal andus, be galo ilgai laiko ašmenį, ten, sakykime, metus drąsiai gali išlaikyti. Nes tikrai rimtas plienas, kam reikia tokio superinio, senoviško nakiri peilio, statykit, įsigykit ir sėkmės jums.